O dabar geležinis vilkas, šarvuočiai ir gandrai. Rukla Gaižiūnų poligonas. 7 Kauno dienų pokalbyje Jonavos rajono meras Mindaugas Sinkevičius. Į poligoną? Gerai. Malonu kariams bendrauti su visuomenė, nes kaip ir mūsų tas darbas nėra matomas, tai smagu, kad jie nori prisiliesti prie to ir labai džiugu, kad daro tai noriai, su entuziazmu. Tikrą ginklą rankose, nors nepavojingas, bet visiems tai yra labai įdomu. Visi jaučiasi matyti saugiau po to, kai pamato, ką mes turim. Nes yra toks matyti, kad labai keistas stereotipinis įsivaizdavimas. Matyti, kad propaganda dalinė iš rytų, kad mes čia nieko neturim, mes čia vos nepliki basi ir apsiginti negalim. Važiuoja ten, transportuoja kažkokį vykdai užduotį, matėm, kaip pagyvenę moterys peržegnoja. Jos galbūt galvoja, kad čia mes jau vykstam kažkur tai į mūšį. Poligone ir duobės pravažiuojam patys, tai čia tik tai, kaip sakant, rožėm klotas kelias, o ką turim poligone, tai ir smėlynus ir pelkynus, tai gali su Mercedesu labai greitai užklimti. Tai čia matyt, kad net ir ne visi amerikietiški tankai visur pravažiuotų. Prieš 12 valandą. Šoviniai pašaudysit iš tikrųjų. Gerai. O čia dabar yra ir softas, yra iš... Sveiki kariai. Švarką nusimsim, ne? Kariuomeniai reikia trumpų plaukų. Matyt, dėl to dalinai, kad priešas nepagriebtų, bet ir tie plaukai praranda prasmę, nes vis tiek lieki susivėlęs. Ant palto užsidėjom, tai... Čia iš tikrųjų nuo mūsų vadų. Toks jausmas, kad visai nugriūčiau ir nieko gal neatsitiktų. Toks kažkoks apsaugotas, nu tai čia girdisi jausmas, ne, koks ir... Tai jaučiuosi kol kas saugus. Vieną nuleidus yra pavienių šūvių padėtis ir daugiau automatinė padėtis. Visą laiką judant, ginklas turi būti saugos padėti. Ir keitiklį galima nuleisti ant šūvių tik tai, kai atliekamas šūvis. Priešas 12 valandų! O, kreivai. Treniruojami kariai yra reaguoti, kaip mūšio lauke pamato priešą būtent. Naudojami yra imituojantis šlapiaslydžio šoviniai. Jie naudojami yra ir šaudantys žmonės. Skaitykim, kad nukloja priešą. Maksimumą ir gulti pastoviai. Būtų, aišku, dar sudėtingiau, jeigu ten kuprinę duotų. Be kuprinės, jeigu visą dieną tai reikėtų daryti normaliais didesniais atstumais. Temelė tai atima jėgų. Čia šitas atgal sulenda. Užsikliuoja, ne? Ne, neužsikliuoja. Kokai? Vyrai niekada nemėgsta tvarkytis. Nu, čia jau, kaip sakant, kai žmonos arba draugės verčia, tada jau niekur nesidės. Rankovę sukliuojam. Nu ką, vykstam. Aišku, pabandyti pasikeisti roliam, tai yra labai gerai, bet bandyti apsimesti to, ko nesi, tai nereikia. Kur viduriukas? Stenkitės, kad tas taškas būtų raudonas per viduriuką. Tai kur sakys, ten ir mušit. Šiandien kaip tik ir turėjau reikalų su policija, kad pratęstų man ginklo leidimo galiojimą. O kokį ginklą turit? Medžioklinį? Medžioklinį. Reikia juos laikyti seife. Tai tam, kad seife laikyti, reikia policiją prisikvies, kad apžiūrėtų, kad seifą turi. Dabar darysim tada taip. Matų tą raudoną tašką? Jo. Tai pirmą į krūtinę, paskiau į galvą. Šaudau, bet su medžiokliniu šautų. Kaip pirmą kartą tikrai nėra blogai. Ką tai galėtų reikšti, klausyk, gandras? Gandras tai nenaikintuvas, nieko tokio, kaip sakant.
Reikia užsitarnaut batus, čia nieks nieko neduoda. Sveiki. Sveiki. Čia yra šarvuotis M113, pagamintas Vokietijoje 1969 metais. Ką, lipam? Lipt ant kėdės tus? Taip, lipt ant kėdės. Šio modelio šarvuočiai irgi buvo Afganistane, pėstininkų kovos mašina, apšarvavusių jo dalyvaujama mūšiuose ir transportuojami kariai į mūšio lauką ir po mūšio. Kadangi esam Jonavos rajono teritorijoje, nors čia Rukla, nors čia yra Gaižiūnų poligonas, nors ir čia ir svečių iš užsienio turim, bet vis tiek sukerta keliai, kariuomenė naudoja bendrus kelius, mes kartais pykstam, kad kas nors aplaužo, nes rimtą techniką naudoja, kuris sunkiai sveria. Tada važiuojam į ministeriją, prašom, kad paremtų, padėtų ir palygintų duobes, kurias padaro. Kaip įspūdžiai? Gerai, pralėkėm. Nesusižeidėt niekad? Ne. Nesvarumo būsena atsiranda, aš taip jaučiu, kadangi teko ir važiuoti šarvuočio viduje. Kai tu nematai, kas tavęs laukia, tu nematai nei kliūties, nei pakilimo, nei nusileidimo, tada tu važiuoji kaip katė maiše ir nežinai, kas tavęs laukia. Ar išsigelbėjimas, ar dar kažkas. O kai tu matai, tai yra matai horizontą kliūtis, tu pasiruoši bet kokiam nesvarumui galimam ir ar atsiremi, arba rimčiau įsikabini, tai nesvarumo nepajaučiau šiandien. Negalim sakyti, kad mes jau perpratom, supratom, susidarėm nuomonę ar kažkokį įvaizdį apie kariuomenę. To neįmanoma padaryti, bet na, tai tiesiog pasikeitėm šiek tiek rolėm. Aš kaip politikas pabandžiau kariuomenės duoną ir tai, kaip pasakyti, sakau, leidžia būti labiau užtikrintam, pažinti žmonės, kurie tą darbą dirba, jie matyti išmano tą darbą ir kaip vairuoti, ir kaip šaudyti, ir kaip taikytis.